Verkiau beveik balsų verkiau, kad pas mus Lietuvoje rinkimų kampanijos yra per trumpas. Ne, jau dabar prasideda susitikimai su rinkėjais, jau didžiosios partijos jau tai aktyviai daro. Tačiau, tai kaip visą laiką gyvenimas įneša savas korektyvas. Viena iš tų korektyvų dėja yra labai liūdna. Gerbėmieji gerbiamosios, Marius Kundrotas galutinai atjungtas nuo Facebooko. Tai yra pilnai užblokuotas, kas šiais laikais dar kol kas retenybė, bet aš aišku turiu tokią nuomonę, kad galbūt tai prieš rinkimus bus dažnesnis. Dėja dalykas, bet kas nutiko, Mariau? Pirmiausia, laba diena visi gerbėmieji ir gerbiamosios. Ir reikėtų pasakyti, kad čia jau antra mano sunaikinta paskyra. Pirmąją paskyrą tiesiog užblokavo prieimą prie jos, o antrąją paskyrą tiesiog ištrynė. Ir visa tai įvyko kažkur 2 gal mėnesių atstumu. Ir abu šitie atvejai įvyko kaip tik tada, kada suaktyvėjo mano tarptautinė veikla. Čia dalis jau žinote, dalis dar ne, kad Lietuvos Seime susibūrė parlamentinė grupė, oficiali parlamentinė grupė ryšiams su Rusijos pavergtosiomis tautomis. Pirmininkas Žygimantas Pavilionis. Aš su dar 3 kolegom buvom šito bendradarbiavimo iniciatoriai. Ir būtent mes suvedėme Seimo narius su tų pavergtųjų tautų atstovais. Ir dabar mūsų tinklas plečiasi tiesiog jau dienų, sakykime, atkarpoje. Šitas procesas vis labiau ir labiau įsibėgėja, ir žinoma, tai tikrai negalėjo patikti Maskvos agentūrai. Ir tai, kad nėra blokuojami tokie Vaitkai, Bikeliai, Šimaičiai, o blokuojamas Kundrotas, manau, irgi labai aiškiai parodo, kad tam tikros struktūros turi savo atstovų jau ir Facebooko administracijoje. Tačiau, kaip sakoma, čia nėra labai didelė bėda, nes yra kiti socialiniai tinklai. Tiesa, grįžti į Facebooką man dabar jau yra labai sudėtinga, nes bandžiau iš kitų elektroninio pašto paskyrų susikurti savo Facebooko paskyras, man ir to padaryti neleido. Tai yra keletą kartų jungiausi su vis kitu elektroninio pašto adresu, dabar bijau sumeluoti 3 kartus, gal netgi 4. Ir visus šitos kartus buvau užblokuotas. Tai va, tokia situacija dabar yra Facebook'e, bet kaip sakau, Facebook'as nėra vienintelė bendravimo platforma. Ir būtent mes, mūsų grupė, nusiteikusi labai rimtai tęsti savo darbus, tuo labiau, kad netgi tam tikras, sakyčiau, toks adrenalinas pakyla, kai supranti, kad tu esi kažkam pavojingas. Kaip turbūt ir ponas Gabasovas, Ruslanas Gabasovas, kuris yra Baškortų tautos tautinio judėjimo atstovas Lietuvoje. Kaip žinom, neseniai prieš jį buvo surengtas pasikėsinimas. Tai man šitie įvykiai labai gražiai susisieja į vieną visumą, kad Maskva aiškiai mato, kad jai kyla grėsmė. Taip, iš tikrųjų, bet aš norėčiau šiek tiek, ne tik kad paoponuoti, bet patikslinti tokį dalyką. Šiaip per paskutinius 3 mėnesius krito vienai per kitaip daugelio žmonių paskyros, kurių dalis niekaip nesusiję, pavyzdžiui, su antiputiniškais judėjimais, galų gale Vytautas Bakas, pavyzdžiui, skundėsi, tai yra žmogus žinomas, aktyvioj politikoje jau nebedalyvaujantis, bet ne per seniausiai jisai skundėsi, kad taip, keliom dienom jis buvo visiškai išjungtas, o jis Facebooką tai naudoja komunikacijai, tai yra jis buvusios pareigūnų kredito unijos. Jis vadovas yra, dabar kitaip šiek tiek vadinasi, dovanokit, neatsimenu, žmogui jau rimtos problemos. Ir ar nėra taip, kad tą Facebooką valdo, įtakoja daug skirtingų, įtakingų grupių? Kaip tu manai? Tai be jokios abejonės, ten greičiausiai taip pat yra tam tikras idėjų ir interesų spektras, pradedant radikaliais kairiaisiais ir baigiant, kaip dabar
galima spėti ir tais pačiais, sakykime, Putino simpatikais. Tačiau vis dėlto sutikime yra skirtumas išjungti žmogų kelioms dienoms ir kur yra visiškas Facebook. Pagazdinti ir sunaikinti, tavo atveju tave sunaikino. Paskyros ištrinimas, nes, kaip ir minėjau, aš keletą kartų bandžiau susikurti naujas paskyras ir tai neleido. Aš tai vertinčiau taip, kad šitos, sakykime, struktūros, kurios dirba su Facebook administracija, jos šiuo metu negali kabinėtis prie generolų, nes kiltų didelis šurmulys, tai bando po truputėlį sunaikinti leitenantus. Tai va, aš Baką Vytautą šiaip prisiminiau dar ne veltui, dar dėl vienos priežasties. Galų gale mes negalim praeiti pro šalį tokios aktualijos. Krito, iš medžių nukrito didelis prisirpęs obuolys. Tas obuolys, aišku, ne Skvernelis yra, o balsai, kurie atitekdavo Skvernelio partijai. Aš net neabejoju, kad Skvernelio partijai tai šita visa istorija tai bus gulbės giesmė. Kaip tu galvoji, kam atiteks, kas pakels nuo žemės šitą obuolį? Kam atiteks šitie balsai? Nedaug, nemažai, 7% per kitus rinkimus. Aš manau, kad didžiausia tikimybė yra, kad jie tiesiog išsisklaidys kas savo. Dalis greičiausiai atiteks socialdemokratams, nes turbūt jokia paslaptis, kad Skvernelio elektoratas, tai iš esmės yra Brazausko elektoratas. Tai yra tokio labai pragmatiško, gero ūkininko, gero šeimininko, neradikalaus, nei viena, nei kita pusė, vengiančio kištis į kažkokius kultūrinius karus, kas Skvernelis deklaravo nuo pat pradžių, kad jo partija nekovos kultūrinių karų. Nors kita vertus, matom, kad to nebuvo visą laiką nuosekliai laikomasi, nes Skvernelio atstovas vis tik tai Europos parlamente jisai remia tas pačias būtent radikaliosios kairės iniciatyvas. Tai va šito nebuvo iki galo laikomasi, bet buvo sudarytas toks, sakykime, įvaizdis. Būtent gero šeimininko, kuris tiesiog rūpinasi ūkiniais reikalais ir nesikišo į vertybinės kovas. Tai aš manau, kad dalis to elektorato greičiausiai grįž socialdemokratams, o kita dalis gali būti, kad iš viso galbūt neateis į rinkimus arba balsuos už bet kurią kitą partiją. Nes tai yra žmonės be kažkokių tai labai aiškių idėjinių pozicijų, tai yra žmonės, kuriem reikia tiesiog gero ūkininko. Tai kažkam tas geras ūkininkas gali būti, sakykime, buvusioji Tėvynės sąjungos premjerė, kažkam tas geras ūkininkas gali būti galbūt socialdemokratai, nors nemanau, kad su Ruginienė prieš akį. Vėlgi, čia yra didžiulis skirtumas tarp to brazauskinio elektorato ir to, kas šiandieną yra Ruginienė. Matom, kaip Ruginienė atėjo vietoj Palucko, Paluckas atėjo vietoj Blinkevičiūtės, būtent Blinkevičiūtė buvo tai jau brazauskinė, sakykime, taip. Visų vilčių motina. Vadžiu, kad ji čia visus mus dabar išves į gerovės valstybę. Tai matysim, kokia bus situacija. Aš tarp kitko neatmesčiau ir tokio varianto, kad kadenciją baigęs prezidentas Gitanas Nausėda kur savo partiją. Ir tada visiškai neatmestinas variantas, kad kažkokiu būdu, kažkokiu tai lygmeniu persidengs būtent šitie du elektoratai. Tarp kitko, dėl naujų partijų aš šiandien tave irgi paklausiu, nes Lietuvoje viena nauja partija gali susikurti ir kaip tik tam laukia, apie kurį mes šiandien šnekėsim. Nes kai mes su tavim susirašinėjom ir kaip tik ta tema iškylo būtent, ar Lietuvoje reikalinga, ar ji ten populiari bus, ar ji turi savo, vienas iš klausimų, ar turi paklausą ta konservatyvioji tautinė dešinė. Tai tu paminėjai 4 partijas, didžiasias, tai yra Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, Nacionalinis susivienimas, Tvarkos ir teisingumas, Tautos ir teisingumo, sąjunga. Nuo Pakso laikų negaliu kitaip vadinti, kai nuo T raidės partija prasideda. Atsiprašau. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Bet yra dar be jų, dar yra kitos smulkios partijos. Aš atkreipiau dėmesį, kad, man atrodo, iš mažesnių partijos visos save deklaruoja, bent jau visos kaip tautinės. Ir konservatyvios, išskyrus, nežinau ką ten, žaliųjų partija, LŽB. O kaip su tom, pradėkim nuo mažų partijų. Gal jos bus tos, kurios patenkins tą paklausą tautiniai kairiai. O dešiniai be abejo.
Tautinė kairė. Kažkas man šiandien nesiseka. Tautinė kairė taip pat yra galima tokia savoka. Klausimas, aišku, kokio aspektu į kairė, ar ekonominio, ar kultūrinio, nes labai dažnai šitie dalykai išsiskiria dabartinėme politinėme spektre. Bet jeigu jau perėjome prie konkrečių partijų, tai galbūt aš pradėčiau nuo Tautos ir Teisingumo sąjungos, nes kaip ne kaip su ta partija yra tekę turėti reikalų. Žinau, kad toje partijoje yra labai įvairių žmonių, labai padorių žmonių, yra ir vatnikų, yra šiaip populistų, yra žmonių, kuriuos traukia tam tikros jų charizmatinėmis, matyt, matomos asmenybės. Tačiau aš į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai šitos partijos naująjį pirmininką. Kaip žinom, dabar Tautos ir Teisingumo sąjunga turi naują pirmininką, tai yra europarlamentarą Petrą Gražulį pakeitė Rimas Jankūnas iš Seimo, valstiečių frakcijos. Ir vos tik tai tapęs partijos pirmininkui, iš karto grėbėsi, sakyčiau, tokių, gyvybiškai svarbių sprendimų. Ir kokiagi ta būtų pagrindinė gyvybinė Lietuvos problema pagal poną Rimą Jankūną. Kas tai galėtų būti? Ar tai demografinė žiema, ar tai pakaitinė migracija, ar tai rusas už vartų? Ne, pasirodo gyvybinė Lietuvos problema yra Vytauto Landsbergio valstybės vadovo statusas. Panaikinsim Vytautui Landsbergiui valstybės vadovo statusą ir Lietuva suklestės. Tai man pasako daugiau negu reikia apie šitą partiją. Ir ponas Jankūnas apskritai jisai niekada nebuvo kažkoks tai lyderis. Aš kaip suprantu, jis buvo pasirinktas kaip pereinamoji figūra jungimuisi su Vėgėle. Nes Vėgėlė, čia aš kažkiek turiu tokios informacijos ir iš pirmųjų lūpų ir nemanau, kad ji nėra slapta. Pasme, apie tai yra viešai kalbama, tai kad ponas Vėgėlė jokių būdų nenorėjo būti saistomas su Petru Gražuliu. Ir todėl buvo pasirinkta tokia pereinamoji figūra, kad, žodžiu, Tautos ir Teisingumo sąjunga perima ponas Jankūnas, o tada ponas Jankūnas jungiasi su ponu Vėgėle, ką jis irgi beje visiškai atvirai yra deklaravęs. Taigi gali būti, kad susikurs kažkoks dar vienas naujas junginys, į kurį įsilies, matyt, nemaža dalis Tautos ir Teisingumo sąjungos, nebūtinai visa. Ir ten lyderis jau bus ponas Vėgėlė. Ką galėčiau pasakyti apie poną Vėgėlę? Tai yra žmogus, kuriam trukdo poligonai Lietuvoje, tai yra žmogus, kuriam trukdo Ukrainos vėliava Lietuvos valstybės institucijose. Prieš laidą mes aptarėme netgi atskirus veikėjus, kurių galbūt visų pavardžių čia vardinti ir neverta, bet tai yra žmonės, kurie jau kuris laikas Lietuvoje platina būtent Rusijai palankų naratyvą. Tai galbūt ponas Vėgėlė bandys perimti nišą iš pono Žemaitaičio. Kiek jam tai gali pavykti? Labai teoriškai gali. Nes, kaip matom, tokios gelbėtojų partijos, kurios skelbia, kad viskas Lietuvoje yra blogai ir jie atėjo, taip sakant, tą Lietuvą nuo kažko išvaduos ir nuves į kažkokią tai šviesų rytojų, paprastai jos nebūna ilgalaikės. Galbūt tokia ilgalaikiškiausia buvo partija Tvarka ir Teisingumas. Kažkiek galbūt prie tokių galima priskirti Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, nors prie jos dar norėsiu prieiti paskui atskirai. Bet šiuo metu tokia partija tarsi vaidina Nemuno aušra, tačiau peilis šitai partijai yra visų pirma tai, kad ji nėra valdančioji koalicija. Ir aš manau, kad bet kokia šitos valdančiosios koalicijos nesėkmė bus siejama su šita partija. Ir čia taip kažkiek atsiveria erdvės ponui Vėgėlei, bet jeigu, tarkim, ponas Vėgėlė ateis į parlamentą su iščisa frakcija, arba jeigu išliks ten ponas Žemaitaitis, aš manau, kad tai bus tiesiog dar viena penktoji kolona, kaip yra penktoji kolona, sakysim, Alternatyvos Vokietijai partija, kaip yra nacionalinis susivienimas Prancūzijoje, buvęs nacionalinis frontas.
Kad pasieks tokių rezultatų kaip vengrų Fidesz, nemanau. Tiesiog Lietuvoje nėra tokios didelės nišos, kuri padėtų tapti valdančiąją tokiai partijai, bet teoriškai parlamente jį gali būti. Tai vis dėlto, prieš laidą irgi šnekėjom, dar kol derinom, kokia gali būti tema. Ašgi tavęs kelis kartus buvau paklausęs dėl Nemuno aušros. Tai mes irgi nagrinėsim kaip konservatyvę dešinę. Tu sakei ne, kodėl ne? Jiegi irgi ten Žemaitaitis pasisako lyg tai prieš ten visokias, sakykime, ekstravagantiškas mažumas, lyg tai ir už santuoką, lyg tai ir jeigu dėl tautinių motyvų, galų gale, nieks negali jo apkaltinti, kad jis vaikšto, nežinau, ten su Rusijos vėliava, ar ten su Baltarusijos vėliava, ar ten su kokios nors sąjungos vėliava ten vaikšto kitos. Visiškai viskas tautiška, net ir simbolis pakankamai toksai baltiškas, galima sakyti net. Bet tu tada sakei, kad ne, kad Nemuno aušra iš konteksto iškrenta. Konservatyvios, tautinės dešinės. Na, tiesą sakant, mano asmeninės analizės rezultatai rodo, kad Nemuno aušra yra tam tikras būtent liberaliosios sistemos kūrinys, prieš kurį būtų galima telkti savo elektoratą. Mes pasižiūrėkime, kiek buvo informacijos būtent apie Nemuno aušros veiklą prieš praėjusius Seimo rinkimus ir kiek, tarkim, buvo informacijos apie tą patį nacionalinį susivienijimą, Radžvilo, paskui Sinicos perimta, kiek buvo kalbama apie Tautos ir Teisingumo sąjungą, praktiškai apie Krikščionių sąjungą Rimanto Dagio. Praktiškai tos partijos buvo arba nutylimos, arba labai epizodiškai paminimos kaip beviltiškos ir marginalios. Ir radikalios beje. O Nemuno aušra taip, jin irgi buvo piešiama kaip labai radikali, kaip labai didelė grėsmė, bet suveikė tas mechanizmas, kad jeigu liberalioji sistema kažką tai keikia, tai tas kažkas galbūt yra visai neblogas vaikinas. Na ir būtent šitas tokio baubo piešimas, jisai pasiteisino. Aš manau, kad tai buvo padaryta visiškai sąmoningai. Čia kaip Volteras kalbėjo apie Dievą, ar ne? Sako, jeigu Dievo nebūtų, jį reikėtų išgalvoti. Tai jeigu nebūtų tokio baubo kaip Nemuno aušra, tikriausiai jos vietoje gal būtų ponas Vėgėlė arba dar kažkas kitas. Gal dar ir bus. Bet aš dar norėčiau šiek tiek apsistoti ties kitomis alternatyviosiomis partijomis, tai yra neparlamentinėmis arba turinčiomis tik vieną atstovą. Tai norėčiau šiek tiek pakalbėti apie nacionalinį susivienimą. Tai mano giliu įsitikinimu, absoliuti dauguma to, ką daro nacionalinis susivienimas, yra būtent klasikinio tautinio konservatizmo linija. Ar tai būtų migracijos klausimas, ar tai būtų šeimos vertybės, ar pagarba žmogaus gyvybei, visa tai būtų kaip ir neblogai, bet yra pora dalykų, kurie trukdo. Vienas dalykas, kuris trukdo išskirtinai nacionaliniam susivienijimui ir trukdo, tarkim, man balsuoti už jį. Ir kita problema, kuri yra bendra beveik visų šitų alternatyvių partijų, tai pirmoji problema yra tai, kad jie vadovaujasi tokiu ultrakatalikišku požiūriu ir tautiškumą dažnai painioja su viena religinė konfesija. Man sunku pasakyti, kiek tai yra religinio fanatizmo fenomenas, o kiek tai yra paprasčiausias pragmatizmas, žinant, kad absoliuti dauguma Lietuvos tikinčių yra būtent katalikai ir sąmoningas pasirinkimas marginalizuoti kitų tikėjimų Lietuvos piliečius. Mes matome, kad nacionalinis susivienijimas šiuo metu, ypač po to, kai Radžvilą pakeitė Sinica, labai aktyviai tapatina objektyvę migracijos problemą su visiškai prasimanyta arba stipriai išpūsta islamo kaip tokio problema. Ir pagal tokią logiką, kai yra kalbama, kad islamas yra blogis, kurį mes turim stabdyti,
kai yra daromos va tokios prielaidos, tai veda logiškai prie išvados, kad koks nors atvažiavęs, tarkim, afrikietis iš Ganos, kuris bus krikščionis, bus labiau vertas gyventi Lietuvoje, negu, tarkim, čia savo šaknis įleidęs musulmonas totorius. Ir nors tiek pats gerbiamas Sinica, gerbiamas aš sakau be ironijos, tiek pats gerbiamas Sinica, tiek jo bendražygiai nuolatos akcentuoja, kad ne, mes tikrai neturim galvoj savo tradicinių musulmonų, mūsų piliečių totorių, bet lygiagrečiai su tuo netgi tose pačiose tekstuose yra pasakoma, kad jokio svetingumo islamui, net ne islamizmui kaip politiniai kažkokie ideologijai. Nes dar mūsų atsimenu Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute dėstytojas Egdūnas Račius, vienas kiečiausių islamo ir islamizmo žinovų Lietuvoje, jis nekartą pabrėžė, kad reikia skirti islamą ir islamizmą. Nes islamas tai yra tiesiog religija, tai yra kultūra, joje yra visko, kaip ir krikščionybėje, kaip ir daugelėje kitų religijų. Na, islamizmas tai jau yra politinė doktrina, pagal kurią valstybė turi vadovautis tam tikrų būdų interpretuotomis islamo normomis. Taigi, kova vyksta ne prieš islamizmą, ne prieš migraciją kaip tokią, nors yra paliečiama ir tai, bet prioritetas yra būtent kova su islamu. Tai va yra pirmas dalykas, kuris labai stipriai atstumia. Nes po islamo gali ateiti kitos bendruomenės, gali ateiti protestantai, gali ateiti protestantų eilė, pagonių eilė ir apskritai, jeigu valstybė pradeda kištis į religijos klausimus, tai čia labai gražiai yra pasakęs buvęs popiežius Josefas Ratzingeris savo knygoje Tikėjimas ir politika, labai puikiai knyga, visiems rekomenduoju, jis yra pasakęs, jeigu bažnyčia pradeda naudoti savo tikslams politinius svertus, ji pati tampa valstybė ir ne bet kokia, o totalitarinė, kuriai kaip tik turėtų trukdyti susikurti. Žodžiu, kad yra du kalavėjai pagal Šventą Augustiną ir, žodžiu, vienas yra pasaulietinė valdžia, kitas dvasinė. Ir jie jokių būdų neturi būti painiojami. Na, o pats gerbiamas Sinica man vienoje laidoje netgi yra ir pasakęs, kad jam visai imponuoja artimųjų rytų modelis, kur ta prasme teoriškai kito tikėjimo bendruomenės gali veikti, bet jų veikla yra apribota, o vyraujanti yra kažkurie tai viena konfesija, ar tai būtų, tarkim, sunitai prie Sadamo Huseino, ar tai būtų alavitai prie Bašaro al-Asado ir jo tėvo. Tai tokie dalykai tikrai nežuvi. Na, aš čia truputėlį išsiplėčiau apie vieną partiją, bet aš tave dabar noriu pagauti, už liežuvio noriu pagauti. Prašau. Nes tu dabar teigiai, kad įmanomas judėjimas nuo, sakykime, pirmiausiai nuo to, kad bus kažkiek tai apriboti musulmonai. Taip. Ir tu tikrai teigi, kad yra įmanomas variantas, kad toliau bus apriboti ten, tarkim, protestantai būtų apriboti, ir dar kitos konfesijos, arba ten iš vis netikintis. Ar tikrai, ta prasme, tu įsitikinęs, kad tokia perspektyva įmanoma, jeigu atsitinks toks dalykas, kad nacionalinis susivienimas taps valdžios partija? Na, aš to neatmesčiau, sakykim taip. Be abejo, pokyčių gali būti įvairių, nes mes matėm ne vieną ir ne du tokius atvejus Europoje, kada tos vadinamos radikaliosios dešiniosios partijos ateidavo į parlamentą, jos ten apsitrindavo. Daugeliu atveju jos apsitrindavo ir tapdavo nuosaikesnės. Tai va, aš to tikrai labai nacionaliniam susivienimui linkėčiau, kaip iš dalies netgi tos partijos kai kurių žmonių simpatikas, bet tokio nerimo aš turiu. Nes, kaip jau sakiau, buvo viena mano laida, dar kai vedžiau radijoje laidas, su kolega Sinica, ir kolega Sinica tada labai aiškiai pasakė, kad artimųjų rytų religinės politikos modelis jam atrodo svarstytinas. Aš manau, kad toks modelis iš vis nesvarstytinas ir kad toks modelis visiškai iškreipia tradicinę lietuviškojo nacionalizmo liniją, nes, kaip žinom, mūsų
vienas iš tautos patriarchų, ar bent jau tautininkų judėjimo patriarchas Antanas Smetona labai griežtai skyrė politiką ir religiją. Tai yra, jis religiją gerbė, religija buvo aukštumoje prie jo, bet buvo gerbiamos įvairios konfesijos ir ne vienai nebuvo teikiama pirmenybė, dėl ko, tarp kitko, to meto krikščionys demokratai jo labai nemėgo. Aš norėčiau dabar pereiti prie kitos problemos, kuri būtų bendresnė. Taip. Kuri būtų bendresnė, tai yra problema, kad, tenka pasigesti tvirtos, aiškios ir vienareikšmės pozicijos Rusijos grėsmės atžvilgiu. Ta problema yra labai ryški Tautos ir Teisingumo sąjungoje. Aš pats toje sąjungoje buvau ir manau, kad laiku pasitraukiau iš ten. Ypač turint galvoje dabartinę perspektyvą jungimosi su Vėgėle ir dabartinio pirmininko Rimo Jankūno figūrą. Ten yra žmonių, kurie atvirai skleidžia prorusiškus naratyvus. Ta problema daug mažesnių mastų, nes daug silpnesnė ir partija taip pat pasireiškia Krikščionių sąjungoje. Ten yra, sakykime, žmonių, kurie taip pat skleidžia Rusijai palankius naratyvus ir dėja šita problema jau atsiranda ir nacionaliniam susivienime taip pat. Ten yra žmonių, kurie man atvirai diskusijose yra pasakę, kad jiems yra mielesnė centralizuota Rusijos imperija, negu jos suskaldymas į daugybę tautinių valstybių. Tai va šita problema ten taip pat yra. Aš nežinau, kiek tie žmonės tiesiog vadovaujasi tokiu trumpistiniu, sakykime, pragmatiniu patriotizmo supratimu, kad ne mūsų kiaulės, ne mūsų pupos, nelyskim ten, kur mums nereikia. Kiek tai yra būtent tai, o kiek tai yra galbūt ir kažkoks tai infiltravimas. Man kol kas tai yra sunku spręsti, bet aš matau vieną. Ta prasme, kalbant apie Rusijos problemą, ją daugybę kartų buvo bandoma reformuoti. Tai buvo Aleksandro Kerenskio laikai, tai buvo ankstyvieji Boriso Jelcino laikai. Ir vakarai vis tikėdavosi, kad Rusija taps kažkokia tai taikesnė, draugiškesnė, demokratiškesnė. Tačiau visą laiką į būtent tų demokratiškai nusiteikusių politikų vietą arba ateidavo nauji autoritarai ir imperialistai, kaip įvyko po Kerenskio, arba patys tie demokratai tapdavo tokiais, kaip tapo Borisas Jelcinas, kuris paskui perleido valdžią. Taip, jis sušaudė parlamentą, koks jis bebūtų, jis sušaudė parlamentą. Ir jis pradėjo būtent Čečėnijoje kolonijinius karus. Tai aš matau vienintelę perspektyvą ir labai džiaugiuosi, kad šita mūsų vizija, aš sakau, nes viską pradėjo 4 mūsų žmonių grupė, tai yra Gintaras Songaila, Adas Jakubauskas, Fatima Atkardanova ir aš. Ir labai džiaugiuosi, kad mūsų šita pozicija rado platų atgarsį tiek Tėvynės sąjungoje, tiek ir dar 3 partijose. Ir šiandieną šita parlamentinė grupė ryšiams su pavergtosiomis tautomis. Šitą grupę jau sudaro 4 partijos. Tai yra žmonės iš Tėvynės sąjungos, Liberalų sąjūdžio, Demokratų sąjungos ir Socialdemokratų partijos. Taigi šitos pozicijos esmė yra tokia, kad visos tautos turi teisę į nepriklausomybę savo protėvių žemėse. Ir mums reikia ne stengtis, aš šiuo atveju kalbu kolektyvinių vakarų vardu, ne tik Lietuvos. Lietuva gali būti tik tai balsas tuose kolektyviniuose vakaruose ir pati didelės įtakos ir galios neturi, bet būtent, kad Lietuva būtų balsas kolektyviniuose vakaruose ir vienintelė, taip sakant, mums palanki perspektyva yra ne Rusijos reformavimas, bet visiškas Rusijos išformavimas. Tai mes šiek tiek taip nuklydom iš šoną šiek tiek. Ne iš šono, čia yra viena iš esminių pozicijų, kalbant apie galimas politinės preferencijas rinkimuose. Taip, man tai liežuvį niežti, nes tu iškart taip, ne tai kad apkaltinai, bet taip nurodėjai, kad nacionalinis susivienimas yra partija griežtai pririšta prie katalikiškos ideologijos. Aš sakyčiau, kad nacionalinis susivienijimas yra susijęs netgi ne tiek su pačia katalikų bažnyčia, kurios pozicija taip pat yra tokia pakankamai įvairi
Ir vienokią poziciją, tarkim, turėjo Jonas Paulius II, šiek tiek kitokia Benediktas, paskui Pranciškus dar kitokia, dabar lygtai jau popiežius Leonas bando suvesti kažkokį tai balansą, kažkokią pusiausvyrą nustatyti, bet yra konkreti katalikų bažnyčios bendruomenė, kurią beje Vatikanas laiko schizmatinė bendruomenė, tai yra taip vadinami lefebristai, arkivyskupo Marcelio Lefebro sekėjai. Ir būtent su šita bendruomenė labai aktyviai bendradarbiauja nacionalinio susivienijimo atstovai, pirmiausia jaunimo padalinys Pro Patria. Ir būtent šitų lefebristų atstovai važiuoja ten į susibėgimus Pro Patrijos ir dėsto jiems savo doktrinas. O kiek man teko bendrauti su šitos bendruomenės žmonėmis, tikrai negalėčiau kalbėti apie visus, bet su tais, kur teko bendrauti, taip ir nepriėjom bendro požiūrio, nes jie kalba apie katalikišką valstybę. Ne tautinę, ne dar kokią nors, o katalikišką. Bet katalikiška pagal savo interpretaciją. Taigi čia dar net ne visos katalikų bažnyčios yra pozicija, bet čia yra pozicija vienos konkrečios bendruomenės. Gerai, tai mes tada pasisūkim, jeigu mes tokia religinė tokia vaga plaukiam, yra kita partija, kurią mes norėjom šiandien aptart, tai yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos. Šiuo atveju partijos religinės, galim pasakyti, nuostatas formavo ilgą laiką pats ponas Ramūnas Karbauskis, kuris dažniausiai save pozicionuodavo kaip toksai lietuvis pagonis, galima net ir taip pasakyti, savo simpatijų pagonybę jis niekada neslėpė, tam pagoniškam simbolizmui irgi nemažai jis pats asmeniškai savo pinigais rėmė tokias iniciatyvas, kurios irgi yra tradicinės lietuvių kultūros, baltų, net ne lietuvių, baltų kultūros, bet yra tokia Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, ar tai yra, sakykime, priešingybė šiuo atveju nacionaliniam susivienijimui, ar tai yra kažkaip kitaip? Manau, kad tai yra iš esmės kitaip, nes toj partijoje galėjo būti ir, sakykime, pagonybei prijaučiančių žmonių kaip pats Karbauskis, ir tokių karštų katalikų kaip Agnė Širinskienė, ir, sakykime, tokių galbūt kairiųjų laisvamanių kaip Tomas Tomilinas. Tai aš iš tikrųjų nematau iš šios partijos kažkokio tai pavojaus būtent klerikalizmo. Bet aš matau kitą problemą, nors čia yra platesnės problemos turbūt dalis, aš net nežinau, ar mes tą bendrą problemų lauką šiandieną spėtumėm aptarti. Tai yra turbūt ne vienos monografijos tema. Ir būtent tiek valstiečiai, tiek Nemuno aušra šitą problemą tiesiog įkūnija kaip chrestomatiniai pavyzdžiai. Pasižiūrėkime, kokias koalicijas jie sudaro Lietuvos Seime. Kokioj koalicijoje dabar yra valstiečiai ir Nemuno aušra? Socdemus. Kitaip tariant, kairioji koalicija. Kairioji, taip, kairioji. O su kuo jie bendrauja Europos parlamente? Valstiečiai yra dešiniųjų frakcijoje, taip. O Nemuno aušra irgi atvirai flirtuoja su taip vadinamais netgi dešiniaisiais radikalais. Tai kai žmonės patys nesugeba apsispręsti dėl savo pozicijų, tai kelia labai rimtų klausimų, ar jų pozicijos, tarkim, deklaruojamos vienoje arba kitoje erdvėje, nėra naudojamos tiesiog instrumentiškai. Ar iš tikrųjų ten yra kažkokio nuoširdumo. Nes kai tu matai, kad žmogus turi kažkokią poziciją, tarkim, man nepatinka kai kurių politikų pozicijos. Dabar, sakysim, neseniai straipsnis pasirodė, čia truputėlį nukrypsim, Delfyje, tiksliau ne straipsnis, interviu su kolega Matu Maldeikiu iš Tėvynės sąjungos, jisai ten kritikuoja kažkiek dabartinį partijos pirmininką Lauryną Kasčiūną. Kai kurios Mato Maldeikio pozicijos man priimtinos, kai kurios ne. Bet aš galiu žmogų gerbti, nes jis tokias pozicijas turi. Tačiau kai aš matau, tarkim, poną Verygą ar poną Žemaitaitį, ar anksčiau poną Karbauskį, kad jie tiesiog keičia pozicijas pagal konjunktūrą, tai tada nebeaišku, ko iš to žmogaus tikėtis. Ir čia turbūt politikoje yra sunkiausia racionaliai rinktis. Aš čia kalbu ne tik kaip politologas, bet kaip ir rinkėjas. Yra labai sunku racionaliai rinktis, kai tu nežinai, ko iš žmonių tikėtis. Kai tu matai, kad yra kažkur nesutarimai, viskas tvarkoja, mes galim sutarti, kad nesutarim.
Yra tokia formuluotė. Nu, sutarėm, kad nesutarėm. Nu, pavyzdžiui, tu ateistas, aš krikščionis. Žinai. Nu, sutarėm, kad to klausimu nesutarėm. Mes galim diskutuoti, mes galim išgerti arbatos, mes galim išgerti alaus, bet, ta prasme, mes dėl to netampam priešais, nes yra daugybė kitų sričių, kur mūsų pozicijos puikiai dera. O kai žmogus maino kailį, tai nėra gerai. Plus dėl Verygos aš matau kitą dar problemą labai didelę. Irgi susijusi su populizmu, būtent su instrumentiniu idėjų naudojimu. Šitą partiją oficialiai vadinasi Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, taip? Tikrai taip. Kokia yra Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų partijos, o pirmiausia jos vadovo pozicija žaliosios politikos kursu? Šiaip pakankamai daug buvo daroma, iš tikrųjų. Labai neigiama yra pozicija. Labai neigiama pozicija dėl šito kurso. Aš jau nekalbu apie klimato kaitą, nes dėl klimato kaitos aš suprantu, kad... Ne, čia yra prieš akivaizdi. Yra valstiečių pozicijos, tai yra žemės ūkio pozicijos ir, sakykime, tos, kaip geriau pavadinti, žaliosios. Ne ekologistinė, ten yra iš tikrųjų visai žaliasis kursas šiaip su aplinkosaugais turi nedaug ką bendro. O tame reikalas. Ką norėjau pasakyti? Bet, sakykime, su europiniu žaliu kursu, taip, žemės ūkis neturi nieko bendro. Iš tikrųjų, tai yra priešprieša. Ne, tai aš ką ir norėjau pasakyti, kad dėl paties žaliojo kurso, ta prasme, jeigu kalbėsime apie klimato kaitą, tai nuomonių gali būti įvairių ir mano paties nuomonė šito klausimu nėra kategoriška. Kuo labiau domiuosi, to man ten viskas painiau, iš tikrųjų. Ypač, kai jau prieinama prie tokių teiginių, kad reikia karvės išpjauti, nes karvės orą gadina, ta prasme, CO2, kad reikia mažinti žmonių skaičių, nes jie irgi išskiria CO2. Nu, čia jau aiškiai yra nuklydimas nuo sveiko proto į šoną. Bet, tarkim, yra kitas aspektas, tai yra taip vadinama gyvūnų gerovės programa, arba gyvūnų teisių, kiti vartoja savokas, na, aš atsargiai vartoju savoką gyvūnų teisės, nes aš linkęs pritarti konservatyviam filosofui ir politologui Alvydui Jokubaičiui, kuris sako, kad teisės yra ten, kur yra pareigos. Tie, kurie neturi pareigų, tie negali turėti ir teisų. Tai todėl aš mieliau vartoju savoką gyvūnų gerovė. Tai sakysim, tokiais klausimais kaip kailinių žvėrelių fermos, tokiais klausimais kaip, tarkime, tų pačių paršelių ten kastruojamas be nuskausminimo ir visa kita. Vėlgi, aš dabar nesakau, čia gerai ar blogai. Aš sakau, kad tai yra žaliojo kurso dalis, tai yra žaliojo kurso temos. Ir kai ponas Veryga tiesiog radikaliai supriešina, tarkim, gimstamumą lietuvių šeimose su būtent gyvūnų gerovė ir sako, nu tai ką, mes dabar rūpinamės kažkokiam audinėm, kažkokiais paršeliais, kažkuo dar, o vaikų negimdom, mes labiau mylim gyvūnus negu vaikus. Tai yra šlykšti demagogija ir visiška politinė veidmainystė, jeigu tu vadovauji partijai, kuri vadinasi Žaliųjų vardu. Tai, bet vis dėlto, mes šitam, jeigu mes kalbam apie spektrą būtent konservatyvios, tautinės, vos vėl nepasakiau kairės, dešinės, tai Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos partija. Tai yra pasirinkimas būtent to rinkėjo, kuris linkęs būtent į konservatyvias idėjas, į tautinės idėjas. Ar vis dėlto ne, ar vis dėlto Valstiečiai ir Žalieji čia kažkur šalia mūsų jau paminėtus Nemuno aušros? Aš manau, kad netoli Nemuno aušros, nes viena vertus ekonomiškai tai yra kaip ir arčiau centro kairės, sakykim taip, o kultūriniais klausimais taip yra arčiau, tarkim, konservatyvios dešinės. Tai aš nesakau, kad tai yra blogai, aš sakau, kad tai yra labai sveikas junginys savaime. Ir jeigu pasižiūrėsime į kitų Europos šalių tautinių konservatyvių partijų raidą, mes pamatysime, kad būtent tokios ekonominės kairės vertybės kaip solidarumas, kaip lygesnės galimybės, žodžiu, piliečių, kaip, sakykime, didesnis viešųjų gerybių perskirstymas, labai gražiai siejasi būtent su tom tautiniam konservatyviom kultūriniam vertybėm, kaip tauta, kaip šeima, nes galų gale, jeigu tauta tai yra šeimų šeima, kaip gražiai pasakė Antanas Smetona, tai kokia būtų šeima, jeigu, sakysime, vienas šeimos narys ten suvalgo 2 vištas, o kitas ne vienos. Statistiškai jie bus suvalgę po vieną vištą ir yra labai sotus, bet tai nėra normali padėtis šeimoje, tai nėra normali padėtis ir tautoje. Ir šia prasme aš manau, kad būtent ekonominės kairės ir
kultūrinės dešinės derinys yra labai sveikas, bet kas mane labai neramina, tai kad žmonės tiesiai šviesiai nesugeba įsivardinti, su kokiu spektru jie labiau save sieja. Mes matėm, kai buvęs, tarkim, valstiečių europarlamentaras ponas Ropė priklausė žaliųjų frakcijai, kur ten visiškas leftizmas, žodžiu, ten vienas iš jo padėjėjų, beje, netgi ten berods Lietuva po teismus tampė. Norbutas Martynas. Jo, dėl kažkokių ten nepatenkintų, žodžiu, tos žmonių grupės lūkesčių, sakykime, tos, kur nelabai skiria vyrą nuo moters. Tai vat, o dabar Veryga, kiek žinau, priklauso konservatorių ir reformistų grupiai, kuri yra dešinesnė negu Europos liaudės partija, kuriai priklauso mūsų Tėvynės sąjunga. Tai vat, tas toksai blaškymasis, jisai nesukelia didelio pasitikėjimo. Ir aš manau, kad jeigu, tarkim, valstiečiai taip aiškiai pasakytų, taip, mes kultūriniais klausimais dešinė, mes ekonominiais klausimais kairė arba centras, arba tą patį padarytų Nemuno aušra, man tai būtų aišku, suprantama ir visiškai priimtina. Bet tada tokiu atveju reikėtų rinktis ir atitinkamus partnerius, atitinkamus bendražygius. Aš, pavyzdžiui, visiškai įsivaizduočiau, esant kitam lyderiui valstiečių, visiškai įsivaizduočiau valstiečių koaliciją, tarkim, su Tėvynės sąjunga. O jeigu ten dar šalia būtų ir nacionalinis susivienimas, tai būtų tiesiog mano ideali politinė koalicija Lietuvos Respublikos Seime. Tėvynės sąjunga, valstiečiai ir nacionalinis susivienimas. Čia yra mano asmeninė nuomonė, aš dabar neatstovauju jokiai bendruomeniai, negaliu kalbėti už kitus, bet aš manau, kad būtent Tėvynės sąjungos tas tam tikras šioks toks liberalumas, jisai būtent leistų šiek tiek nusitrinti tiek nacionalinio susivienijimo radikalumui, tarkim, klerikalinė kryptimi, tiek ir, tarkim, valstiečių tam tokiam griežtam, valstietiškam, ūkiškam požiūriui, tarkim, į gamtinę aplinką, kuris, nelabai derinasi su jų pavadinimu. O mes ir atkeliavom prie Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių, nežinau, krikščionių demokratų. Tai yra viskas pavadinime, viskas senam pavadinime, istoriniam buvo, dabartiniam viskas yra. Oi, nežinau, kolega, iš kur tenais radai liberalumą, nes aš tiesą sakant, bent jau ekonominiai plotmė, iškart prisimenu Mykolą Majauską, dabar yra ekonomikos vienas iš partijos šauklių, vedlių yra ponas Lingė. Ir ta pati ponia Šimonytė, aš tiesą sakant, jos tradiciškai laikau neobolševikais, tiesą sakant. Tiek to neprimetu aš savo nuomonės, bet mes jau priėjom prie Tėvynės sąjungos. Bet didžiulis klausimas. Tėvynės sąjunga vadovavo 4 metus. Per 4 metus mes vos per stebuklą negavom Stambulo konvencijos. Vos per sprindį buvom nuo šito dalyko. Bet užtat gavom vis tiek labai daug gėrio ir pozityvo. Panašaus. Ne tokio baisaus, bet panašaus. Kur tu matai krikščioniškas idėjas tenais, vertybės, tuo labiau, kur tu matai tautinės, tarp kitko primenu, vėlgi 220 000 migrantų per 3 metus, per 4 nepilnus metus, ne iš po žemių išlindo. Kažkas jiems duris atidarė. Tai kur čia yra? Kur čia yra krikščionis? Ir kur čia yra tautinės vertybės? Aš manau, kad šitas klausimas yra ašinis visoje mūsų diskusijoje ir ko gero pats įdomiausias, nors kartu ir sudėtingiausias. Aš pasakysiu taip, labai gerai suprantu tuos faktus, kuriuos pats išdėstė, labai gerbiu paties vertinimą, tačiau manau, pats darai identišką klaidą, kurią daro absoliuti dauguma tų, sakykime, nelabai perspektyvių alternatyviųjų partijų. Tai aš čia matau inerciją. Kaip sakysim, savo laiku aš mačiau inerciją tarkim, tokių vyresnio amžiaus, būtent Tėvynės sąjungos rinkėjų. Nes tuo metu
kada Tėvynės sąjungai formaliai vadovavo Gabrielius Landsbergis, o realiai greičiausiai, aš taip spėju, Ingrida Šimonytė. Na, beje, pono Maldeikio interviu netgi apie tai ir kalbama, kad realiai vadovavo duetu, nors ponė Šimonytė netgi ilgą laiką nebuvo ir, gal panelė reikėtų sakyti pagal pavardę, panelė Šimonytė ilgą laiką net nebuvo Tėvynės sąjungos nari. Bet jinai buvo premjerė ir jie matyt darė pakankamai didelį įtaką šitos partijos, sakykime, pozicijoms. Tai va tuo metu, kai vadovavo Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė, tuo metu buvo dar pakankamai nemažai tokių labai konservatyvių, sakykime, rinkėjų, kurie sakė, ne. Migracijai mes tikrai nepritarsim. Ne. Gėjų partnerystėms tikrai nepritarsim. Bet už ką balsuosit? Už Tėvynės sąjungą. Kodėl? Sąjūdžio partija. Ten buvo tam tikra inercija. Bet dabar aš matau inerciją būtent iš tų alternatyvių dešiniųjų pusės. Kai jie sako, žiūrėkit, prisileido migrantų. Per plauką tik tai nepriėmė tos pačios lyties partnerystės. Galbūt netgi su perspektyva į santuoką ir vaikų įsivaikinimą. Kur tu čia matai tas tautinės ir krikščioniškas vertybės? Taip, kur matai? Kur matai? Tai aš manau, kad šitas požiūris yra labai inertiškas ir dabar situacija keičiasi vėl. Situacija keičiasi vėl ir keičiasi grįžtant į dešinę artimesnės pozicijas. Aš neseniai spausdinau Delfyje straipsnį, ačiū Delfy beje, kad pasitraukus Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai, Delfys iš tikrųjų tapo labai demokratiška informacinė platforma, kur gali reikštis vėl įvairios nuomonės, ko nebuvo prie Garbačiauskaitės. Tai buvo, kažkurio metu visi buvo išvaryti. Tai tenais tam straipsnį išdėstau tokius faktus, susirinkau aš ten su kai kurių žmonių pagalba tam tikras iniciatyvas Tėvynės sąjungai. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbėsim, tarkim, lietuvių kalbos klausimą, tai gerbiama Asanavičiūtė, Seimo narė nuo Tėvynės sąjungos, o kaip tik greičiau toksai, sakysim, faktas, kurį norėtųsi eksplikuoti, tai buvo žodžiu, tokia išsakyta politinė valia, kad bus paremta pono Nausėdos, prezidento Gitano Nausėdos pozicija, kad imigrantai atvyksta pagal laikiną darbo sutartį porai metų. Baigėsi darbo sutartis, viso gero, atvažiuoja kitas imigrantas. Būtent tokia santvarka egzistuoja Izraelyje ir daugelyje arabų turtingų šalių. Saudo Arabijoje beje. Ir kiek žinau, ir Emiratuose jie panašiai. Taip. Ta prasme, ten vietiniai žmonės juodų darbų nedirba. Ir aš suprantu, kad yra ta problema, kad žmonėm, verslininkam, kai kuriem trūksta tos darbo jėgos. Nors čia būtų galima ginčytis, todėl kad daug žmonių sėdi be darbo, kiti važiuoja į užsienį patys lietuviai, nes čia darbo neturi, bet čia būtų ilga tema ir į ekonomiką aš kol kas nenorėčiau lysti. Bet tvarkoj, jeigu verslininkai verkia, kad jiem trūksta darbo jėgos, prašom, atvažiuoja darbininkas, atidirba, jis nepereina kažkur ten iš statybų sektoriaus, tarkim į Boltą, Voltą ar dar kur nors, atvažiuoja pagal konkrečią sutartį, baigėsi sutartis, viso gero, į tavo vietą atvažiuos kitas imigrantas, kuris po poros metų vėl išvažiuos. Ir praktiškai tokiu būdu aš matau esminį masinės migracijos problemos sprendimą. Jeigu kalbėtumėm dar apie atskirų Tėvynės sąjungos narių iniciatyvas, kurios galbūt nėra tokios bendros ir visą apimančios kaip tos paminėtosios, tai tikrai reikėtų paminėti Audroniaus Ažubalio iniciatyvą. Būtent Audronius Ažubalis kartu su Sinica beje ir valstiečių atstovais prastūmė labai, mano manimu, puikiai ir savalaikę iniciatyvą. Tai yra iniciatyva dėl patariamojo referendumo patikslinti konstitucijos straipsnį apibrėžiantį šeimą. Kad jokie konstitucinio teismo spekuliantai ar kiti žmonės nebegalėtų interpretuoti, kad santuoka arba šeima yra lyčiai neutrali. Tai dabar turiu beje pasveikinti visus šitos idėjos šalininkus, pateikimo stadiją šitas projektas praėjo. Tiesa, kai kurių kolegų iš tos pačios Tėvynės sąjungos pasirinkimas šitame balsavime mane šiek tiek
nuliūdino. Gerai, Sėjonienės, pavyzdžiui, pozicija nustebino, nenustebino? Ne, Sėjonienės Na, tai va. nenustebino, ne. Ir ten tokių pat. Sėjonienės tikrai Dar 14 tokių pat. Sėjonienės tikrai nenustebino, bet kai kurių kitų kolegų nustebino. Tačiau, ką norėčiau pasakyti, tai yra labai labai svarbus klausimas. Tačiau negalima visos dešiniosios konservatyvios politikos suvesti tik tai į šitą klausimą. Pavyzdžiui, tas pats Matas Maldeikis, aš jį paminėjau. Matas Maldeikis, sakykime, šeimos klausimų, lyties tapatumo klausimų dėja iš tiesų užima tos liberaliosios kairės arba kultūrinės kairės pozicijas. Bet, pavyzdžiui, migracijos klausimų, mano žiniomis, jo pozicijos yra labai normalios. Jis nekartą yra pasakęs, kad migracija neturi vykti tokiu mastu ir tokiu kampu, kad pakeistų istorinę Lietuvos valstybės visuomenės sanklodą. Tai va, šito klausimu mes galim dirbti kartu, sakykime, galėčiau aš, sakykime, paremti tokias iniciatyvas kaip rinkėjas ir kaip visuomenės veikėjas. Dar viena labai svarbi iniciatyva, va, aš jau šiek tiek užsiminiau, tai yra pono Žygimanto Pavilionio iniciatyva suburti parlamentinę grupę ryšiams su Rusijos pavergtosiomis tautomis. Tai va, jeigu visą šitą sudėdė į vieną katilą, tu matai, kad taip yra labai platus pasaulyje žiūrinis spektras toj partijai, taip tai yra skėtinė partija, bet jeigu tai pasižiūrėsim į tas alternatyviasius, daugelis jų taip pat yra skėtinės. Ir aš atsimenu, kai aš pradėjau tik tai remti, kai Laurynas Kasčiūnas tapo Tėvynės sąjungos pirmininku, kai aš pradėjau viešai remti ir palaikyti jį ir jo vadovaujamą partiją, tai vat kolegos, kaip sakysim, ten Dagys, ten žmonės iš Petro Gražulio aplinkos, jie sakė, ką tu darai? Kokia skėtinė partija gali būti? Partija turi būti viena aiški bendra linija. Sakau, gerai, bet jūsų partijos taip pat yra skėtinės. Ką pavyzdžiui, Krikščionių sąjungoje bendrai gali veikti Julius Panka ir Tomas Senuta. Kai Julius Panka yra tautininkas iš didžiosios raidės ir ne veltui ir buvęs tautininkų sąjungos pirmininkas, tai yra žmogus, kuris labai aiškiai supranta Rusijos grėsmę, labai aiškiai supranta, kad šitą grėsmę reikia visais įmanomais būdais stabdyti, o Senuta tuo tarpu su Orbano užsienio reikalų ministru fotografuojasi. Nu tai visiškai nesuderinamos pozicijos, ta prasme. Senuta nekartą yra tyčiojęsis tenais ir iš Ukrainos prezidento Zelenskio ir reiškės kitus Rusijai palankius naratyvus. Visiškai nesuderinamos. Skėtinė partija, skėtinė. Imkim tą pačią Tautos ir Teisingumo sąjungą. Gintaras Songaila vienoj pusėje. Kitoj reiškia pusėje tas pats dabar Jankūnas. Ne taip radikaliai išsiskiriančios pozicijos, bet aiškiai išsiskiriančios. Vienam didžiausia problema Landsbergis, o kitas tuo tarpu dalyvauja šito iniciatyviniai grupiai, kaip sustabdyti Rusiją. Irgi visiškai nesuderinamos pozicijos. Aš jau nenoriu minėti ten kai kurių veikėjų, kurių jau pavardžių, kai kurių ir nebeatsimenu. Ten yra tokių moterėlių, sakysim, kurios savo laiku sakė, ne, jokios paramos Ukrainai, neleisim kurstyti karo, čia konservatoriai kursto karo, ne Putinasgi karo Ukrainoje pradėjo, konservatoriai pradėjo. Tai ką su tokiais žmonėm gali bendro veikti tokie dori ir protingi žmonės kaip Gintaras Songaila? Aš nežinau, bet čia yra jų reikalas. Aš už juos nesprendžiu. Tai va aš ir sakau, kad praktiškai dauguma šitų partijų, ar net imsim parlamentinės, nu tą pačią, sakykime, socialdemokratų partija. Yra senieji tie vadinami bebrai, ar ne, kurie būtent geras šeimininkas, ten ekonominė gerovė, solidarumas, visa kita bebebe, ir yra atvirų tų vadinamų leftistų, tai yra kairiųjų radikalų arba kairiųjų liberalų, kaip ne, čia žmogaus teisė, lygybė, tolerancija, įvairovė, visa kita. Pozityvi diskriminacija. Labai nuostabus dalykas. Kuri iš esmės naikina tą pačią įvairovę ir tas pačias laisvės. Tai praktiškai dauguma šitų partijų yra skėtinės. Galbūt mažiausiai skėtinė, va čia nežinau, ar čia pliusas ar minusas, vertinkit patys. Iš tų, kurias dabar palėtėm partijas, mažiausiai skėtinė yra nacionalinis susivienijimas. Bet ir ten taip pat, kaip minėjau, yra tam tikrų problemų, kurios man kaip rinkėjui kol kas trukdytų balsuotų šitą partiją, nors aš ją labai norėčiau matyti vis dėlto kaip frakcija parlamente ir būtent koalicijoje su Tėvynės sąjunga ir valstiečiais. Bet Mariau, ar mes, jeigu kalbant apie konservatorius, ar mes nepatenkam į tam tikrus spastus?
iš gerų norų vedami ar nepatenkam. Taip, yra pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Taip. Jo pozicijos yra aiškios visiškai. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, niekada irgi neabejojau tuo, kad jis yra tautiškas, kad jis yra konservatyvus. Šitais dalykais aš neabejojau. Tačiau vėlgi, jis yra toks, koks yra vienas. Ne. Nu, Ne. aš, pavyzdžiui, pasižiūriu, Vilniaus, ten, kaip atrodo Vilniaus konservatoriai. Nu, ne vienas. Paulius Saudargas daugumą klausimų Audronius teisingai Ažubalis. balsuoja. Audronius Ažubalis daugumą klausimų teisingai balsuoja. Bet vėlgi, Aleknaitė Abramikė nedaugeliu klausimų teisingai balsuoja. Tarp kitko, savo laiku buvo labai gražus paveiksliukas per televiziją. Žodžiu, sėdė Abramikė ir balsuoja dėl kažkokio, ten man atrodo, ar tik ne dėl partnerystės. Ir balsuoja taip, kaip ir turi balsuoti tikras konservatorius. Šalia stovi Šimonytė ir kažką ten inertingai aiškina, kaip tu čia Vilija, viską, vačiu, blogai darai. Yra tų konservatyvių žmonių, aš sakau, netgi tas pats Žygimantas Pavilionis ar netgi Matas Maldeikis, tam tikrais klausimais jie yra konservatyvūs. Kitais klausimais jie, na, sakykime, yra kažkiek liberalesni. Tai aš ir sakau, neimkim per vieno klausimo prizmę, bet žiūrėkime į platų spektrą. O kalbant apie to žmonės, kurie jau ten yra visiškai kultūrinėje kairėje, aš manau, kad Tėvynės sąjunga, jeigu kažkas to tikisi, tai iš karto sakau, to nebus. Jeigu kažkas mano, kad Tėvynės sąjunga taps antru nacionaliniu susivienijimu arba kažkuo panašiu į Tautos ir Teisingumo sąjungą, to tikrai nebus. Nebus šito. Tai kaip buvo, taip ir bus skėtinė partija, kaip ir minėjau, kaip ir dauguma kitų, bet svorio centras kinta. Svorio centras kinta. Ir tai, kad Laurynas buvo daugiausiai išrinktas būtent rėmėjų partijos balsais, ten yra tokia labai įdomi sistema, kuri leidžia balsuoti ir partijos rėmėjams, jeigu jie nepriklauso kitai partijai. Žodžiu, ir mano žiniomis, čia vėlgi galiu klysti, mano žiniomis jis buvo išrinktas pirmiausia rėmėjų balsais. Tai parodė, ką konservatyvioji Lietuvos visuomenės dalis nori matyti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderių. Ir kai jisai tapo pirmininku, netgi, sakysim, konkretus pavyzdys, ponas Benkunskas, ar ne, Vilniaus miesto meras, kuris savo laiku aiškino, kad yra labai konservatyvu rengti Vilniuje homoseksualų aktyvistų paradus, nes tai jau tapo tradicija. Tai yra graži tradicija, tai yra mūsų kultūrinio kraštovaizdžio dalis. Ir tuo metu daug kas gūžčiojo pečiais ir sakėm, jeigu tai yra konservatizmas, tai prašom pasakyti, kas nėra konservatizmas. O dabar šitas pats meras jau, aš neabejoju, kad Lauryno įtakoje jau kalba pavyzdžiui apie tai, kad reikėtų nustatyti griežtesnės taisyklės tiems patiems migrantams, kad neturėtų kurtis paralelinės bendruomenės Vilniui, nors pats savo laiku ir tuo klausimu buvo pakankamai liberalus. Tai aš sakyčiau, viskas vyksta lėtai. Ta prasme, jeigu mes žiūrėsime, tarkim, į mažasias ir didžiasias partijas, mes suprasim, kad daug yra lengviau radikaliai pakeisti kursą mažoje partijoje negu didelėje. Nes yra įdirbis, yra interesai, yra elektoratas tam tikras. Neseniai buvo berods apklausa, kad dalis, pavyzdžiui, Tėvynės sąjungos elektoratų, taip jie, pavyzdžiui, pritarė partnerystėms, pritarė galbūt tam tikram, sakykime, tokiam kosmopolitizmui. Kita elektorato dalis, ir kaip matom, Lauryno išrinkimas tai paliudijo, didesnioji elektorato dalis vis dėlto laikosi konservatyvių vertybių. Tai aš manau, kad po truputį tam tikri pokyčiai vyksta svorio centras. Taigi, iš tikrųjų, aš manau, kad tendencijos šiuo metu yra geros, vektorius yra geras, bet negalim laukti, taip sakant, labai staigių pokyčių. Tie pokyčiai vyks pamažu. Ir aš esu beveik užtikrintas, kad rinkimų sąrašas kitose Seimo rinkimuose
bus kitoks, negu mes matėm praėjusiuose Seimo rinkimuose. Taip, spektras išliks, žodžiu, tai bus skėtinė partija, bet svorio centras keisis, turėkim kantrybės iki Seimo rinkimų dar pakankamai laiko. Taip, bet savivaldos va čia pat. Ir tiesą sakant, aš dar pasitikslinti noriu, tai vis dėlto tu manai, kad Tėvynės sąjunga čia jau kažkas darosi panašaus į Amerikos respublikonus, kurios vadina partijų partija. Na, apie respublikonus aš truputėlį esu kitos nuomonės. Aš manau, kad šiuometiniai Amerikos respublikonai nėra mums geras pavyzdys ir turbūt Ronaldas Reiganas grabė vartosi, matydamas, kuo Trumpas pavertė. Bet aš pagal struktūrą, ta prasme, kad tai yra partijų partija. Partijų partija aš daugiau lyginčiau galbūt su anglų toriais arba Krikščionių demokratų sąjunga Vokietijoje. Taip, tai yra partijų partija. Realybėje tai yra partijų partija ir būtent, sakykime, tai, kad tai yra partijų partija, ją užtikrina perspektyvas. Nes jeigu, tarkim, šita partija tiesiog būtų tokia vieno vektoriaus arba to labiau vieno klausimo partija, kokios yra, tarkim, daugelis alternatyviųjų dešiniųjų partijų, tarkim, kurios ciklinasi ties migracija arba ciklinasi ties, sakysime, seksualinių judėjimų tam tikrais klausimais, tai Tėvynės sąjunga, geriausiu atveju skiltų į dvi apylygės dalis, o blogiausiu atveju ir iš viso nusigyventų ir liktų užribyje, kaip tos partijos ir lieka. Aš tarp kitko čia pasakiau šiokių tokių optimistinių dalykų apie nacionalinį susivienijimą. Pasakiau, kad aš labai norėčiau matyti šitą partiją parlamente kaip Tėvynės sąjungos, sakykime, partnerė. Ir manau, kad būtent santykinis Tėvynės sąjungos liberalumas numalšintų nacionalinio susivienijimo radikalumus, bet savo ruožtų nacionalinis susivienijimas įneštų daug tokio sveiko konservatyvumo, tarkim, tų pačių partnerysčių arba imigracijos klausimais, kurio iš kai kurių Tėvynės sąjungos narių dėja tenka pasigesti. Tačiau jeigu taip dabar pasakius, taip visiškai atvirai ir blaiviai, nieko nevyniojant į vatą, niekam nesistengiant įtikti, aš matau labai menką tikimybę, kad nacionalinis susivienijimas turės frakciją po kitų Seimo rinkimų. Nes vis dėlto, kaip ir Nemuno aušra, tai yra pirmiausia vieno žmogaus partija. Labai simpatiško žmogaus, labai protingo, labai išsilavinusio, nepalyginsiu su Žemaitaičiu, kuris yra, irgi išsilavinęs, bet paprasčiausias chamas, Sinica yra inteligentiškas žmogus, intelektualus, bet manau, kad su savo tokiu užimtu klerikaliniu požiūriu jisai nepatrauks ir tų pačių katalikų, kurių dauguma, pripažinkim, Lietuvoje yra popieriniai katalikai. 80% pagal apklausas. Dauguma 80% dėl to. Dauguma jų yra popieriniai katalikai. Ir aš dėl to norėjau paklausti tokio klausimo esminio, ar apskritai yra paklausa. Nes aš dabar tavęs klausausi ir dabar galvoju, bandau skaičiuoti procentais. Tebūnie Tėvynės sąjungos procentą visiems mes negalim visą laikyti, kad tai yra, tarkim, konservatyvi, krikščioniška, dešinė, mes negalim, tautinė. Negalim laikyti, laikykim, kad tai yra, spektras. Spektras, tegul būna pusė balsavusių. Spektras, kuriame yra atstovaujama tautinė konservatyvi dešinė. Tai kaip beskaičiuok, man vis tiek galvoj sukasi skaičius apie 15-17%. Tų, kurie pasiruošę sąmoningai balsuoti už būtent šitą kryptį. Tautinė konservatyvė. Taip. Man sukasi galvoj tokie skaičiai. 15-17, gal 20. Tai yra jau pakankamai nemažai ir mes matome tokių pavyzdžių, tarkim, ir iš kitų šalių, kad kartais mažos vežimaitės, mažos akmenėlis didelį vežimaitę atverčia, ar ne? Tai, sakykime, jeigu kalbėsim tokiais labai atskirais klausimais, matot, kaip kartais išeina įdomiai, tai čia kartais mes kalbam tokiom, plačiam probleminiam spektre, o kartais užsiangažuojami kažkokią tai vieną arba dvi problemas, bet gerai, jeigu, tarkim, norima kalbėti apie tas tokias fragmentinės problemas, tai kaip tik
tomis fragmentinėmis temomis didžioji dalis Lietuvos rinkėjų yra konservatyvūs. Paklauskite, Čia irgi statistinio lietuvio, ką jis mano apie lyčiai neutralias partnerystės. Dauguma prieš. 70 virš. Taip, paklauskite, ką jie mano apie masinę imigraciją. Gėris tai yra blogis. Ką atsakys dauguma? 60 virš. Apie 60 virš. Vat pats pateiki gana tokia... Bet rezultatas yra toks, rezultatas kad Seime yra Nemuno aušra, finale rezultatas. Sinica yra vienas laukia karys Seime. Taip. Tėvynės sąjungos po reitingavimo mes turim balsavimą, kur už referendumą patarėjimai frakcija pasidalino vos ne po lygiai, už ir prieš. Vat čia yra rezultatas. Taip, tai ką aš ir norėjau pasakyti, kad ligšiolinės tos alternatyviosios būtent partijos, jos nesurado savo rinkėjų, o rinkėjas nesurado jų. Ir čia kokios yra tam priežastys? Na, vienas dalykas yra akivaizdus. Tai yra didžiulė informacinė blokada. Tai yra didžiulė informacinė blokada, kuri tik dabar po truputėlį pradeda skilinėti. Tai va, jau sakysim, dabar po Monikos išėjimo Delfis atsivėrė. Kažkiek vieną kitą ten dar straipsnį, tokį tautiškesnį dėl vaizdo išspausdino tas pats LRT, bet apie LRT čia būtų atskira kalba, kiek ten yra tos demokratijos. Atsiranda alternatyvi žiniasklaida, populiarėja, socialiniai tie patys tinklai. O tai ne veltui gi mane ten užbanino. Ne veltui patį buvo užbanę, ne veltui Julių Panką bandė iš ten iškrapštyti, vienojo paskyrą beje taip pat sunaikino, jis dabar su kita paskyra veikia socialiniuose tinkluose. Tai vat, būtent todėl ir vyksta šitie veiksmai, nes vis labiau aiškėja, kad žmonės ieško alternatyvios žiniasklaidos. Ir todėl aš manau, kad šitos tendencijos irgi kažkiek tai keisis. Bet dar vienas labai bjaurus yra faktorius ir aš... 29 metus bandžiau tą faktorių kažkaip panaikinti. 29 metus aš bandžiau su savo kai kuriais kolegom susodinti už vieno stalo tuos niekaip nesutariančius partijų vadukus. Ir po 29 metų, kai jau, taip sakant, artėjo 50, supratau, kad aš nebeturiu tam nei laiko, nei noro. Nėra ten vilties juos, bent jau daugumą jų, sutelkti į vieną jėgą. Aš paskaičiavau, kiek žmonių, taip pat ir labai šviesių žmonių, savo laikų įtakingų žmonių, perėjo per tą pačią Lietuvių tautininkų sąjungą. Jeigu jie visi vienu metu būtų susitelkę į vieną kumštį, tautininkų sąjunga, aš manau, tikrai būtų buvusi parlamentinė partija. Bet vieni nusivylė išeina, kiti ateina. Tie ten entuzijazmo eina, vėl po kiek laiko nusivylė, dar tretijų vietą ateina. Tai vat yra tokia situacija ir būtent šitie tautiški žmonės, jie yra susiskaldę, o dabar, tiesą sakant, aš netgi ir nelabai tikiu prasmingumu to vienijimosi, kurį čia dabar, tarkim, skelbia ponas Vėgėlė. Nes iš vienos pusės mes matom poną Vėgėlę ir tą patį poną Žemaitaitį, kurie, negalėčiau šių pavadinti tos tikrosios konservatyviosios dešinės atstovais, aš manau, kad jie yra daugiau populistai ir labai bijau, kad jie gali būti net ir mūsų nedraugams naudingi populistai, bet iš kitos pusės, paimkim tikrai du dorų žmonės. Labai puikius dorų žmonės. Petras Gražulis ir Vytautas Sinica, arba Vytautas Radžvilas. Susodinktų juos už bendro stalo. Kas iš to išeis? O reikia? Nereikia būti. Nereikia. Todėl, kad nei Gražulio elektoratas balsuos už Radžvilą, nei Radžvilo elektoratas nebalsuos už Gražulį. Ta prasme, tai va dabar aš tiesiog supratau, kad realiai dabar vienintelis realus variantas kažką padaryti, tai yra remti tas partijas, kurios jau yra parodžiusios savo potencialą. Gerai, sakysim, kažkam nepatinka Tėvynės sąjunga. Yra valstiečiai. Kažkam, sakykim, nepatinka valstiečiai, yra Tėvynės sąjungos konservatyvusis sparnas. Aš pats, pavyzdžiui, pasakysiu labai atvirai. Aš dar nesu tikras, už ką aš balsuosiu
artėjančiuose Seimo rinkimuose aš renkuosi. Pats šiuo metu esu nepartinis ir kurį laiką dar planuoju jo pabūt, kol išaiškės tam tikri procesai ir tam tikri vektoriai Lietuvos politinėje padangėje. Taip, šiuo metu aš labiausiai simpatizuoju Lauryno komandai, labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su Žygimantu Pavilioniu, su Audroniu Mažubaliu. Manau, kad stovim iš tikrųjų ant labai didelių įvykių, taip sakant, prie labai didelių įvykių ištakų, bet taip, yra tų abejonių, kurias išsako kiti kaip labai tokias kategoriškas nuomonės, mano lygiu tai yra abejonės. Taip, tam tikrų abejonių yra, bet kol kas aš manau, kad realiausia yra būtent stiprinti tą konservatyvų sparną Tėvynės sąjungoje ir naudotis reitingavimu. Gerai, ačiū Mariau. Tikiuosi, kad mes dar turėsim galimybę dar ir kairę pusę aptart. Aš baisiai noriu kairę pusę aptart. Mes tarp kairiųjų tiesą turim kažkodėl mažiau negu dešiniųjų. Bet valdžioj pas mus kairieji dabar gaunasi taip. Tai ką, ačiū Mariau, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko va taip, jeigu neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit. Ir iki kito karto. Iki. Viso geriausio.